If you give up on your dreams, what do you have left? Nothing. I can't live that way. Bandau įkelti jau kokį trečią kartą tikriausiai šiandien podcastai Spotify, bet niekaip nesikelia, nežinau, 3 errorus man jau buvo išmetę, tai labai tikiuosi, kad normaliai išsikels ir į Spotify mūsų podcastas, gal tiesiog trukmė yra per didelė, nežinau, neįsivaizduoju. Kas domitės jėgos trikovė, kas domitės tiesiog varžybom arba apskritai, kas vyksta Lietuvoje jėgos trikovės klausimais ir sakyčiau globaliai irgi. Paliečiam tikrai daug temų ir ganėtinai išsamei. Galite vis dar nueiti pasižiūrėti ir ankstesnių epizodų, kuriuos irgi išsiplečiam apie tokias aktualijas. Ir jo, manau, žmogui, kuris domisi trikovė, tai visai geras toks šaltinis informacijos galėtų būti. Ir iš tikrųjų ši savaitė irgi yra tokia įsimintina įdomi ir laukiama, galima taip sakyti, nes šeštadienį bus Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionatas jėgos trikovės. Tai dabar ruošiamės, dėliojamės paskutinius planus tiesiog su sportininkais ir viskas šeštadienį važiuosim atakuot Druskininkų, nes varžybos bus Druskininkuose, tai net nebijoju, kad bus labai geras eventas. Bus, manau, ne vienas ir Lietuvos rekordas pagerintas ir apskritai bus labai geras renginys. Tai kas dar nežinot, ir turit galimybę ar tai žiūrėt tiesioginę transliaciją, ar atvykti į vietą, tai manau, kad tikrai apsimoka pasižiūrėti, koks tai yra lygis Lietuvoje. Iš tikrųjų, tai džiaugiuosi, kad netgi ir merginų pasipildė tiek jauniuose, tiek jaunime jau tikrai yra daugiau žmonių, o su vaikinais tai iš viso kosmosas. Iš tikrųjų, tiek matyti žmonių kategorijose ir tam pačiam jaunime ir jauniuose. Iš tikrųjų, vakar pamiršau išsitraukti kamerą, nes buvo labai įdomus vakaras, kurio labai nesitikėjau. Tai aš esu įtrauktas į testuotinų sportininkų sąrašą. Tai mane Lietuvos antidopingo agentūra testuoja tiesiog randomly, gali patestuoti, į namus atvykti, gali ir paimti kraujo mėginį, šlapimo mėginį, whatever, ko jiem tik tai reikia. Tai va, žodžiu, ir vakar visiškai nesitikėjau iš tikrųjų ir pasibeldžia į duris būtent Lietuvos antidopingo agentūra. Tai jau teko mėginį duoti, bet jau čia tiesiog įprasta praktika. Turi užsiregistruoti, kur tu gyveni, visus savo duomenis ir, kaip ir sakiau, bet kada tave randomly gali patestuoti. Jau toks įdomus vakaras vakar buvo. Prasitestavom, o šiandien važiuojam pritūpimų daryti. Tai va, šiaip gera sistema, man tai patinka tas dalykas, nes tiesiog daugiau skaidrumo ir aišku, visų sportininkų netestuoja, va tas gal yra tiesiog dalykas toksai, kuris, savotiškas limituojantis faktorius, bet faktas, kad visų neprotestuos, visus protestuoti yra neįmanoma. Tai įmant tuos geriausius sportininkus, antidopingo agentūrą pagal rezultatus, pagal progresą ten varžybose, pagal pasirodymą kažkokį, pagal titulus ir panašiai ir būtent įtraukė tą testuotinų sportininkų sąrašą. Tai va, iš tikrųjų, fainai, nes savotiškas toksai irgi įvertinimas, kad tu esi competitive, kad tu esi aukšto lygio atletas. Tai va, man patinka visai tas dalykas. Tai šiandien laukia skvatai, pažiūrėsiu, kaip jausis, tiesiog ant nugaros štanga, niekur labai neskubu, pasižiūrėsim, kaip visi tie pojūčiai yra ir pagal tai ir apsispręs šito workouto visą eigą. Tai va, pasižiūrėsim, judėsim į salę, pradėsiu apšilinėti, žiūrėsiu, kaip kūnas jaučias, kol kas tai viskas yra gerai, energijos yra tikrai pakankamai ir matysim, kaip bus jėgo šią dieną. Jep. Šiandien yra labai tylu. Žiauriai salė tylu iš tikrųjų. Ir tas commercial gym vibes tai visą. Bet nieko, atsiprašau, kas kartą aš pasiskundžiu dėl to commercial gymo dalyko, bet viskas yra ok.
turi sąlygas, gerbk jas ir tikrai galima daryti tą progresą, nes pastarosius realiai 6 metus ir sportuoju va tokiuose džimuose. Ir čia įrodymas, kad įmanoma, įrodymas pačiam savo, kad įmanoma tą progresą daryti, čia tiesiog excuse kažkoks. Aišku, faina būtų tiesiog kažkokį džimą, sakykime, rast, kuris sportina labiau powerlifterius arba tos, kurie sunkiai dirba. Nebūtinai powerlifteriai, tiesiog galbūt bodybuilderiai, dar kažkas. Bet kurie rimtai dar tą dalyką daro, tai būtų kitoks vaibas. Bet it is what it is. Ir šiaip mano magnezija kažkas pavogė. Čia vienas iš blogiausių dalykų yra. Nes dabar neturiu magnezijos. Nežinau ką daryti. Turiu tą liquid magneziją, bet jinai labiau deadliftams skirta. O toks nelabai gražus dalykas iš tikrųjų žmonių, kurie čia sportuoja. Jeigu mato, kad ne jų daiktas, bet vis tiek pasiima daiktą. Tai va, nelabai gražu. Bet nieko irgi, nusipirksim. Nieko labai baisaus nėra. Tiesiog praradimas toksai. Viskas dabar 120 ant štangos yra užloadinta, šiaip viskas gerai jaučia, 70 prasiskuatinta, viskas realiai įprastai taip kaip visada. Ir viskas lokiai nedirba. This is it, guys. Jau po workout'o. Iš tikrųjų antros dalies workout'o nefilmavau dėl to, kad nelabai patiko vienam žmogui, kuris sportavo panašiu metu kaip aš, kad aš su kamera būnu. Iš dalies aš suprantu tą žmogų, nes gal tiesiog nepatinka žmogui, kai dažnai kur bus panaudota ta medžiaga, kur tu irgi kažkur tai vaikštai aplinkui ir panašiai, bet aš jo specialiai nefilmavau, aišku, bet it's okay, it's fine, esu labai stipriai pripratęs, galima sakyti, prie to dalyko. Manęs dažnai klausia arba tiesiog prašo žinutę, kokia yra paslaptis, kokią tu programą darai, kad tu esi toks stiprus ir panašiai. Ir vis dar egzistuoja tas mąstymas, kad yra kažkokios specialios, yra specialios programos, taip, aš sutinku, bet nėra stebuklų, nėra stebuklingų programų, kurios tave padarys, nežinau, tokiu pačiu stipriu kaip ar aš, ar dar kažkoks aukšto meistriškumo lifteris. Taip nėra. Čia yra ilgi metai sunkaus darbo. Jo, jis turi būti kryptingas, tas sunkus darbas turi būti kryptingas. Aš pilnai sutinku ir ką tu darai salėje, pagal kokią programą sportuoji, tai yra vienas iš
svarbiausių dalykų, kurie apsprendžia tavo rezultatus. Bet tas dalykas yra dabar susiformavęs, nežinau, ar čia social media yra poveikis toksai, ar dar kažkas, bet dabar egzistuoja tas dalykas, kad nekalbėt būt locked in salėj nelabai yra patrauklu lygtais, bent jau ką aš pastebiu. Vat šitoje salėje, kur sportuoju, visi nori gerų rezultatų, visi nori ar ten fiziko gero, ar ten, nežinau, top 200 spausti ant kokį 143 pleitus ir panašiai, bet niekas nenori to sunkaus darbo padaryti. Čia ir vienas toks yra dalykas, kuris apsprendžia, ant kiek tu rimtai žiūri ir ant kiek tu rimtai nori, o ne tik tai svajoji tų 3 pleitų bench presso ar ten 200 skvato. Kiek tu salėje draugų turi? Šitas dalykas gali nuskambėti dviprasmiškai, aš puikiai suprantu tą dalyką irgi. Pažiūrėsiu, ar maikas neišsikrovė. Ne, neišsikrovė. Bet ką aš turiu omeny, kad jeigu tu ateini ir visi pas tave salėje yra draugai ir tu su visais bendrauji, su visais šneki, tai reiškia, kad tu nelabai rimtai žiūri tą dalyką. Nes gerai treniruotei reikalingas atitinkamas susikaupimo laipsnis, kuris ir atneša produktyvius setus, repsus, workoutus, savaitės, mėnesius. Jeigu tu ateini į salę ir prajapinė 3,5-4 valandas, vietoj to, kad tą treniruotę galėtum pasidaryti per 1,5 valandos, reiškia, kad nelabai tu nori dalyko ir turi labai didžiulę, sakyčiau, praradimas toks labai didelis, nes tas laikas yra investuojamas, jo aš suprantu, bet tie tikslai ir tavo indėlis turi atitikti, jeigu tavo tikslas yra toks, tavo indėlis tą darbą irgi turi būti toks, niekada nebus stebuklų. Jo, būna atsitiktinumų, būna, kad praslysti, ypatingai pradžioj, pirmais kokiais, nežinau, 1 metais, 2 metais, gal dar 3 kokiais karjeros metais, jeigu kalbam apie trikovį, gali praslyst, gali, nežinau, pasirinkti savaitgalį, vakarėlį kažkokiam pabūt, ten nueiti miegoti, vėl nežino kada ryte ir galbūt dar jokio efekto labai blogo nebus. Jo, būna taip, pasitaiko. Bet čia yra išskirtinumas. Ir kuo labiau advanced tampa žmogus, tuo vis daugiau reikia aukot, nors kokią čia auką, kaip pažiūrėsiu iš kitos pusės. Tai tiesiog tu enjoyini tuo procesu, kaip ir aš salėj. Aš aišku, atrodo daugumai tų žmonių, galbūt, kurie tiesiog ateina pasportuoti, paprastai ramiai, atrodo keistai tikriausiai, kad aš vaibinu, aš dainuoju, aš ten šokinėju, į štangą žiūriu, bet čia yra mano ritualai, čia aš savo toje zonoje esu. Ir aš manau, kad čia su tuo yra viskas ok, kai mes kalbam apie high performance, kai mes kalbam apie aukštus rezultatus, apie aukštą meistriškumą. Ir kol tai kažkaip tai nežeidžia kitų žmonių ar jų asmeninę erdvę, tu neįlendi, aš manau, kad tai yra fine, tai yra viskas ok. Ir aš, tarkim, gerbiu žmonės, kurie irgi savo ritualais kažkokiai salėje tiesiog dirba ir viskas to ok. Tai va, žodžiu, toksai būtų patarimas visiems, galbūt, nes pažiūrėjau, kokie žmonės pagal amžių mane žiūri, tai daugumai yra jaunimas, tai reiškia, kad jūs dar tik galbūt pradedate sportą, dar tik jūsų 1 metai ir panašiai, tai pagalvokite apie šitą dalyką. Jeigu tu nori pasiekti daug, tai tu turi ir įdėti daug. Ir turi būti efficient su savo laiku, kaip tu jį paskirstai, kam dedikuoji. Aš suprantu, kad yra fainai pašnekėti su draugais ir panašiai, bet aš manau, jeigu tu nori pasiekti daug, tu turi atskirti, kur yra socializavimosi vieta kažkokia ir laikas, o kur tai yra darbo laikas ir kai tu susikaupęs dirbi. Ir čia, aš žinau, kad kartais galbūt kiti žmonės, aš turiu ADHD, aš turiu dar kažką, bet ką tu darai, kad tu jo neturėtum iš tikrųjų, jeigu tu vis dar save stimuliuojasi visoje tom tokiam triukšme ir galvoj triukšmas pas tave, ir aplinkui triukšmas, ir niekada nepabūni su savim, tai ir bus tas ADHD, o gal tai tiesiog yra per didelė stimulacija. Aš tikiu, kita vertus, aš tikiu, kad yra žmonių, kurie iš tikrųjų turi ADHD ar kitus sveikatos sutrikimus,
taip gali būti, bet daugumai iš mūsų aš nemanau, kad tai yra kažkoks sveikatos sutrikimas. Tai yra tiesiog savęs nekontroliavimas ir kažkokių ribų nenusibrėžimas. Nes šitas sportas, ir apskritai bet koks pro sportas, tiek daug gali duoti naudos. Apskritai visur, ir aš nekalbu apie kažkokius rezultatus, titulus, pirmas vietas ten ir panašiai, rekordus kažkokius. Ne, tai yra pagrindinis galbūt dalykas, bet kiek tu daug gauni dar papildomai, tai gali padėti statyti verslus, tai gali padėti kurti ryšius kitose sferose, būti sėkmingam ir lenkti žmonės, sakykime, visą galvą, nes tu turėsi išsiugdęs tokį kritinį mąstymą, tu mokėsi susikaupti, kas yra irgi dabar jau tai yra, aš nežinau, skillas ar kas čia, bet tai yra rimtas dalykas, jeigu tu moki susikaupti, išlaikyti savo dėmesį, tu esi vertingas labai rinkoje šiais laikais. Nors tai atrodo common sense, visi turėtume išlaikyti savo dėmesį ten ir panirti į tą deep worką, kada reikia, ne? Tai žodžiu, tokia reziumė, kad reikia pasižiūrėti, ko mes iš tikrųjų norim, ramiai į visus savo tikslus ir pagalvoti ne 2 dienos į priekį, ne 2 savaitės į priekį kartais, bet pagalvoti šiek tiek į ateitį daugiau ir pasižiūrėti, ar tie tikslai, ar atitinka mūsų, sakykime, veiksmai tuos tikslus. Ir jūs tiesiog tapsit sėkmingas žmonėm, jeigu tik mąstysit, aš manau. Tai šį kartą iš manęs tiek. Varom valgyti, nes žiauriai esu alkanas. Kaip ir visada po workout. Viskas, susitiksim dabar jau Druskininkuose. Šeštadienį varžybos, primenu visiems, įmetu dar ir kvietimą varžybų, pasižiūrėkit arba live streamą, arba atvykite į varžybas ir net nebijoju, kad bus labai gerų vaizdų ir šiaip iš tikrųjų laukiu labai mūsų komandos pasirodymą, nes visi labai stipriai ruošiasi ir manau bus labai gerai. Viskas, bye bye.